My name is Manfred. I'm working in the technical department in Evonik Industries in Darmstadt, and I'm responsible today for the practical part. And we start now with bonding. We have advantage. We have here a camera system. You can see what I do on the desk, on the beamer. Everybody can view, okay? Sveiki, mano vardas Manfredas, aš irgi esu tos pačios įmonės darbuotojas ir dabar mes perėsime prie praktinės dalies skirtos klijavimui. Tai aš dabar dirbsiu prie šito stalo, čia turiu lentą ir apšvietimo įrangą ir dabar jūs viską, ką aš darau, matysite čia aukštai ant lentos. So at first I need other presentation. Ir dar taip pat kalbėtojai prašė pasakyti, kad jeigu prezentacijos metu ne iki galo turėsite klausimų, tai nedelsiant juos ir užduokite, o nelaukite renginio pabaigos. We call this training now bonding of plexiglass. At first, introduction of adhesives. Taigi, pirmiausia, prie klijavimo, kokios medžiagos naudojamos. We have different kind of adhesive groups. Where is the pointer? Madame Pointer? The rote Punkt. Where is it? The red point. Okay. We have different kind of adhesive groups. The first biggest group what we have is our polymerization adhesive, the 1, 2 and 5 component group. Pirmiausia, klijavimui naudojami klijavimo polimerai iš 1, 2 arba net 5 komponentų. So the smaller group is our solvent adhesive. We have solvent mixture and like water or adhesive coating thickened with polymer, like this. Kitas variantas yra tirpūs klijai, galima pasirinkti mišinį arba galima pasirinkti klijus, kurie prisitvirtina prie paviršiaus ir dar jų sudėtyje yra polimerų. Aids for influence of bonding pigment for coloring of 2 components and 5 components polymerization adhesives. Ir galima pasirinkti arba 2 komponentų arba 5 komponentų klijus su polimeriniais priedais. So, nomenclature Acryfix adhesive. We have here, for example, Acryfix 2R10190. So first number here, it's number of components. Dabar galime aptarti, pasirinkti bet kurią nors mūsų siūlomą medžiagą ir pažiūrėti, ką reiškia ta jos naudojimo nomenklatūra. Pavyzdžiui, pasirinkę medžiagą Acryfix 2R0190, tai tas pirmasis skaičiukas po Acryfix rodo, kiek yra komponentų, gali būti nuo 1 iki 5. So the second, the R, it's adhesive type. If we have here S, means a solvent-based adhesive, and here we have R, reaction adhesive. Antroji raidelė po skaitmens R, šiuo atveju reiškia, kad yra reakciniai klijai, o kiti gali būti tirpūs klijai, būtų raidė S. And the last one, 4-digit code with link to old name. Na ir dar dėl patogumo, vėliau nurodomi 4 skaitmenys, tai rodo senai medžiagos nuorodos kodą. So, we have also a new nomenclature for dangerous dots indicator. All our bottles, they have such symbols on the letter. Ir taip pat pasiėmę bet kurį mūsų siūlomą produktą, ant etiketės rasite tam tikrus simbolius, kaip pavyzdžiui matote ant stalo pas mane. Ir čia lentoje. We have new symbols. This was the old one. Maybe I have. Kairė pusė yra senasis simbolis. This is the old symbols and this is the new one. Kairėje pusėje laikausi su senu ženklinimu, dešinėje su nauju ženklinimu. And we have worldwide, I hope, a harmonization of our indicator here. If we produce a solvent, for example, in Asia, they have the same symbol as we have if we produce this here in Europe. Ir mes dabar turime jau tą vieningą, harmonizuotą ženklinimo sistemą, tai pasirinkę produktą iš Azijos arba produktą iš Europos, rasite tuos pačius ženklus ir tą patį ženklinimą. This is why we have to change from the old one to the new one. Ir kaip tik tai buvo dar viena priežastis, dėl ko reikėjo pereiti prie naujos tokios
harmonizuotos ženklinimo sistemos. So new dangerous dots indicator, these are the old indicator here on the top. We all have also the death head in the past on one product, but we lost this death head. It's better for us. It's not a good way to have the death head. Ir štai viršuje matome seniau naudojamus ženklus. Mes vieną produktą netgi žymėjome su ta pergauta kaukolė, bet paskui mes dabar jau esame perėję prie naujo ženklinimo ir naujų ženklų, kaip matote žemiau skaidrėje. But we have the new indicator, this one and that one, irritant, harmful and highly flammable. These labels we have it on all the bottles. Tačiau visi be išimties mūsų klijų buteliai žymimi dviem ženklais, tai yra, kad dirginanti medžiaga ir itin degi medžiaga. Tai liko, užrašas liko tas pats, tik tai simbolis pasikeitė, kaip matote apačioj. It's also not a good idea to drink in the gluing area or eat something. It's better to eat and drink outside. It's not a good way to have contact with the food, with our Aquafix. Taip pat nepatartina, kad mūsų šita medžiaga būtų sąlytyje su maisto produktais arba gėrimais. Ir toje patalpoje, kur vykdomi darbai, geriau nei valgyti, nei gerti. And always work with an extraction system. We have here the air condition on the top, but the smell goes everywhere in this room. Better as we suck from the table away the dust or the smoke. Ir geriau būtų, kad toje patalpoje, kur vykdomi darbai, veiktų ištraukimo sistema, o ne kaip dabar šiuo atveju, kai viskas lieka toje patalpoje ir mes viso to kvėpuojame. Dispose of residues in the correct manner. Ir aišku, reikia saugiai tvarkyti atliekas ir bet kaip jų neišmesti. So, secure to safe for solvent extraction system. Tai pirmiausia, apie tirpiklių saugos sistemą ir jų ištraukimo sistemą. We have a special cupboard in our technical department in Darmstadt where you find all our Aquafix inside. Čia matote nuotrauką, kaip atrodo mūsų techninis departamentas Darmštate. Ir čia va šitoje spintoje laikomos mūsų darbinės medžiagos. And on the wall here, this is a suck extraction system. If we make a big area bonding, we use this very often to take the smell away. Ir dešinėje pusėje raudonos spalva pažymėtas produktas, kurio ištraukiamos panaudotos medžiagos. Also, it's not a good idea to smoke a cigarette in this room where you bond plexiglass together with our Aquafix. Ir pavyzdžiui, toje patalpoje, kur jungiama mūsų produktas su Aquafix, nerekomenduojama ir rūkyti, bet dėl to, kad nerekomenduojama valgyti ir gerti.